Reikėjo man tą zombį palikti gyvą. Būtų pralaužę sieną. Na va, sulaukim ryto. Diena 6. Aplinkui zuja zombiai. Teks juos išsivalyti. Labai tikiuosi šiandien gauti šalmo žibintuvėlį, kaip minimum. O jeigu pasiseks, tai dar ir skečimą raktą. O čia dar kol štais pabaigsim, praeis kokią valandą žaidimo laiko. Bet ir garsiai rėkia. Gaila, ištvermės trūksta. Reikia turbūt dar jėgą lavinti. Jėga tai čia pirmoji eilėj. Visą kitą galima vėliau. Nepataikiau. Bet nieko, visi reikia šitą nuknetskint. Vėl nepataikiau. Ir ištvermė baigėsi. Oi, kiek čia dar jūsų bus? 1, 2. 3 bus? Na, kuri pirma? Šitam gana. Ir šitam gana. Nu jau tylu. Galima nueit pas traderį. Gerai, dar pasižiūrim, ką čia reikia jam nunešti. Ką mes turim? Nieko daug nėra. Alaus turim. Ir vieną malką. Taip, atiduoti traderiui visokio chlamo krūvą. Nežinau, ar aš dabar ją pardavinėsiu. Reikia pirmą pažiūrėti, ką jisai parduot gali. Ir ką jisai duos už užduotį. Pirmą išsikrauna viską. Uždarom duris. Žiūrim, ką šitas parduoda, šiandien nekrauna. Nieko labai ypatingo. Certainly. Gerai, dabar pasižiūrim, kiek mes turim. Nu, kokie 2,5 susidarys. Ką duosi? Knyga nebloga, bet nebūtina. Geriau taškai kol kas. O dabar šitas arti, bet šitas geriau. Tenai bus daug pašto dėžučių, galima taškų daug tikėti. Ir ką tu turi? Šalmą su žibintuvėliu. Už 4 su viršum. Neįpirksiu kol kas. Bet neužilgo turėtų duoti dar kažką panašaus už užduotį. Todėl pakentėsim dar. Daugiau čia nėra ką nusipirkti. Bent jau su turimų pinigų kiekiu. Gerai. Čia nieko svarbaus nepalikau. Užbėgam dar namo.
Reikia išsikrauti dar, ką aš čia turiu kišenėse. Nes apkrovimas tai pagal svorį eina, už ten geležies nešiojus, kurios man nereikia kelioniai. Atsigerkim. Užkąsti dar nereikia. Išmetam visą chlamą ir varom. Ei, pašalinimai čia nereikalingi. Tave irgi liečia. Nesimuzikuoti. Atrodo ramu. Gerai, žiūrim, ką čia turim. Aktyvuojam užduotį iš karto ir susirinkam pašto dėžutes. Šito man jau nebereikia, aš turiu dviratį. Bet taškų reikia. Čia geležis vėlgi. Dar taškų truputį. Nes kaip iš šono aš tikrai nesigaminsiu, tikrai galima rasti. Knygutė irgi gerai, nors taškai būtų geriau. Dar knygutė. Iš šitas reikia būtinai apžiūrėti. Kas ten prabudo? Nieko pavojingo. Su klerkais labai paprasta išsiaiškinti. Matai, kad kalbu, nėra ko rėkaut. O juka vaisiai labai neblogas dalykas, kai gėrimą pasidaryti reikia. Pirmas dėžutės visas apžiūrim, o paskui eisime į vidų. Čia tiesiog reikia išvalyti teritoriją. Kai imi užduotį reikia parnešti krovinį, tai pavojus yra, kad pamirši tą krovinį pasiimti. Taškai ir dar šiukšlės. Prabudo. Kur anksčiau buvai? Įdomu, koks skirtumas, kur tu buvai? Čia ne visose nameliuose yra kas nors. Bet geriau nepražiopsot ko nors. Knygos. Dar taškų ir knygų. Labai gerai tokius rasti. Amunicija irgi visada gerai. Mažo kandelio pasiėmiau. Keptuvė. Čia irgi ginklas kažkodėl. Maisto gaminimui jinai netinka. Už irklą jinai geresnė iš dalies, bet kad ją pataisyti reikia kalto metalo, o irklą galima pataisyti šakutėm. Va ir atsakymas. Keptuvės krepinam. Ko čia dar turim? Jukos sultis, gerai. Ten tai nieko gero. Šiaip vištom sušersim, kai jų turėsim. O tai galbūt bus gana greitai, tik man kirvį reikia susirasti. Ta tokį, kaip vadinamas, staliaus kirvis. Net neįsivaizduoju, ar staliai turi specifinius kirvius. Dar šiukšlių yra. Taip, reikia man pradėti turbūt nuo kitos pusės.
Čia dar nebuvau. Einam paeiliui. Daugiau nieko, tu vienas. Kaip tu mane pasiekiai, jokauną. Knygutės. O, SMG. SMG tai aš nesigaminsiu. Dar kokį shotgun turiu, tai pasigaminčiau. Bet SMG tai šovinėjai taip praverčia. Su shotgunu vaikščioti po pastatus pavojinga, nes jie sienas gali griauti. O tai nelabai apsimoka. Dar kokį nors lootą sunaikinsi. Nagi, kur tu ten? O, pagavau. Stiklas. Po šitą lovą gali būti kažkas, aš gerai nepamenu. Ten kažkur po lovą buvo dar tokia nička. Nieko. Gerai, sekantis namelis. Mes šitaip zigzagų praeisim. Opa. Gerai, kojas nesuslaužiau. Taip, gana tuščia. Kas ten sėdi? Nieks nesėdi. Čia kaip finalinis kambarys, daugiausia lūto. Nors tai kažkau vidurinis. Namelis turiu menį. Daug visokio gero, bet aš net nežiūriu, imu iš karto. Grįžt namo atsiršiuosiu. Taip dažnai būna randi, ką nors tokio, ko net nesitikėjai. O paskui grįžt namo žiūri, oba, iš kur šitas? Dabar mačiau dar vieną keptuvę, kur reikėjo suskrepinti. Maisto truputį. Ten sėklos ar instrukcija, net nesupratau, kalbėti. Aha, indelių. Čia dar turiu indelių, bet nežinau, ar to vandens man reikia. Taip, ko mes čia? Aha, instrukcija buvo. Į taškus. Užkasti galima. Skrepinam metalą. Ir šitą skrepinam. Gerai. Einam toliau. Dabar šitas namelis dar nebuvom. Kėdės reikia susirinkti. Iš jų galima išsilupti tą taip vadinami militaristinį audinį, kurį pagamint gana brangiai eina. Ir čia dar kažkas turi būti. Oba. Ginklų dėžė. Aišku, man šitą vietą labiau praverstų knygų dėžė. Nu, bet nieko, gal čia kažkas gero bus. Nagi. Smulkmenos. Kol kas, aišku, šoviniai pravers, bet ilgainiui aš paskui neturiu kurių naudot. Pistoletiniai šoviniai lieka mažai reikalingi. O, medutis. Gerai. Medus visada gerai. Jis ir kaip maistas, ir kaip vaistas. Ką mes čia darosim? Plastikas, taip toliau. Ir dar pašvinkusios mėsos. Jos tai man nereikia, bet aš automatiškai viską pasigriebiu. Nu, vandens dar paėmėm. Gerai, toliau. Sekantis namelis. Jau nedaug liko. Šiandien drąsiai spėsim dar kažką apžiūrėti. Čia po tais ventiliatoriais, kai kuriuose nameliuose būna kažkas paslėpta, bet dabar aš net neieškosiu. Kai tu taip staigiai pastraukiai iš pasmūgio. Tau tai nepadėjo pastraukiai. Šovinių. Tik. Dar mėsos pašvinkusios.
taip ir masina darytis tuos, kaip vadinami, fermų plotus. Tik tai, kad auginti nelabai apsimoka. Paprastai ūkindamas prisirenku pakankamai. Ten kočėlą liktai radau. Jisai man rodos prašiau už mano irklą, taip kad nesižaisiu su juo. Nu, ką čia dar turim? Nieko gero. Iš tikrųjų, to kotono galima būtų ir nerinkti, aš čia iš automatiškai praktiškai. Aha. Toks čia. Negi. Na, ei. Taip tam reikia. Nors iš tikro tai reikėjo jos nepribaigti. Būtų man praėjimą atidarius. Dabar teks pačiam. Na, ką čia dar turim? Beveik nieko. Odos vat nerenku. Šiaip gal vertėtų, bet ai. Su šito kirviu per daug lėtai einasi. Kai turės normalesnį, tada galima bus. Iš fotelių šiaip gauni ne tik odos, bet dar ir lentas, vinis. Aišku, jie būtent pradžioj labiau reikalingi. Gerai, viskas, užduotis įvykdyta, varom pas traderį. Incredible. Va I ir didn't jis. think you'd pull it off. Helmet Here's your light. bounty. Pagaliau turėsim šviesą ant kaktos. Ką dar duosi? You need Bus work. baras. Great. Suais. Let's get down to work then. Nu, dar šitą galima nusipirkti. Vėliau pravers. Ir taip, mums šalmą reikia kažkokį apsiforminti. Turim šalmą, gerai. Įsidedam. Ok. Dabar matysim kažką ir tamsoje. Čia nieko nereikia. Dar reikia pastaisyti tam tikrą chlamą, kad parduot. Uždarom duris ir turim darą. Išsikrausim dabar viską. Ir važiuosim dar vieną užduotį padaryti. Skardinės ne čia turi būti. Jos turi būti čia. Vėl šalia žiemos biomo. Tikėkime, šiandien neatklys jokių pumų arba miškų. Dar apsirinksiu čia truputį aplinkui, aišku, prieš aktyvuodamas užduotį. Negi paliksi tokius va, taškų variantus ar dar kažką gero. Sąžinė užgraužtų. Nu, pirmin. Kas dabar bus čia gero? Nieko ypatingo. Šitas vis dar neveikia.
Reikės jį išardyti, kai jau raktą turėsiu skečiamą. O zombis atsirado iš kažkur. Nu, kol kas jis man nemaišo. Bet panašu, kad toj maišys. Nu. Ai, kol jisai ateis. Jeigu pasibeldžia. Dar toli. Turim vandenėlio gero. O tu iš kur čia standardai? Duris darysiu dėl visako. Iš viršaus daugiau nieks nekrenta. Ops. Visų kitų vaikų daro. Ką čia gero? Eiliukas. Nežinau, ar aš jį naudoju, nes jį remontuoti reikia su metalu. Pažiūrėsim. Pagal aplinkybės, taip sakoma. Taip, tai čia dabar. O, porą spintelę prasilaužė. Gudrutis. O kas ten viršui? Piniginė. Truputį kapeikų. Tiksliau, nežinau, ko čia. Diukų. Kodėl diukais vadina, man keista truputį. Tuščia dabar jau. Čia. Dar vienas šliaužiklis, ne? Nu, išlaisk. Tuščia. Visai tuščia. Kieme ką nors. Vienas gyvūnas. Klerkas. Gaila, kad neturiu kanistro. Reikėtų susirinkti dar degalus iš va tokių bačkų. Ne kažką čia rasiu. Tik zombių visas kalnas aplinkui. Ir tada jie ten laužosi. Aš pažiūrėsiu viršui, kas gero. Vienas guli ir vienas bus už tų plokščių. Šitas gatavas. Pabandom tyliai prisėlint. Aha, jo, prisėlusi prie jo. Nerėkauk taip. Ne, iš tai nepadeda dalykai. Nu, užteko. Atdaug strėlę. Taip, va šitos dėžės, kur Molpower Electronics, ten dažniausiai būna kokių nors knygų, kurias galima į taškus nuskrepinti. Aišku, jas galima ir perskaityti, bet su robotika aš nelabai prasidedu. O ten knygos būtent apie robotiką dažniausiai. Kažkas jau artėja. Va, knyga apie robotiką. Nu, tai čia. Kas dar? Kol kas nieko. Čia dar viena vieta yra. Kaip šiukas. Matome pačioje jau knygose. Sočiai zombiai. Matyt, klajojantį hordą įskrydo. Taip. Kaip čia dabar nusileist geriau? Ai, va čia va. Geriausia bus. Tu pirmoji vai. Moterims pirmenybė pasakoma. Kas dabar? Dabar tu. Kas čia daro aplinkui? Nu, leiskis žemyn. Pavailėti ją. Ir kokie jūs vis dėlto triukšmingi visi. Dar vienas viduje užstrigo prie durų. Va kas yra raumenų atmintis. Atsimena, kad pro duris vaikščioti reikia. Ir bando.
Kur tu dabar čia? Nieko nepabėgsi vis vien. Ir čia dar pora. Ir, milady, galit nesikelti. Ačiū už dovanas. Na va. Šalmas su žibintuvėliu iš karto. Būčiau žinojęs, kad tokį rasiu, tikrai būčiau pasiėmęs molotovus pas treiderį. Molotovai pravers greitai. Nes jau rytoj ateis orda. Reikia kažkaip pasiruošti. Cementą pasiimam. Vėliau, kai turėsiu geresnį kastuvą, jį reikės sukast. Dar gal atsinaujinsiu truputį gavimo ar gavybos taškų įsidėsiu truputį. Šitą tenka kasti iš karto, nes jo pakelt neišeina. O molis pravers. Iš molio darom plytas, o iš plytų statysim bazę. Kas čia gero? Siūlai gerai. Reikia dar tos kelmukus susirinkti visus. Medus nepakenks. Čia dar zombių yra. Kur tu ten? Iš visų pusių supa. Gerai, kad dar nebėgiojam. Nu, ateik čia. O ten apačiai šunų yra. Knietėtų tą krepšiuką pasiimti. Bet gal nerizikuosiu kol kas. Šunim gali blogai baigtis. Tai pažiūrėjome ir bėdu. Tuščia. Čia iš vis tuščia. Absoliučiai nieko nėra. Galima buvo neiti bėdų. Nu ką darysi? Dar kelmukas. Ir generatoriaus bankas. Irgi reikės išsiardyti, kai turėsiu raktą skečiamą. Kaip užknisa kartais, kai jie pasilenkia. Ir kerta per kojas, tas svarbiausia. Nu jau ramu atrodo. Ten porą zombių, bet aš su jais neprasidėsiu. Važiuojam. Can I help you? Išmetam čia ką galim. Panašu, kad nelabai kas yra išmesti. Pažiūrim, ką gausim iš treiderio. No public bathroom. Well, I lost the That's bet cool, on knyga. this one. Here's some Na va. money. Dabar čia yra pasirinkimas. Dviračio man jau nebereikia. Furneis irgi nebereikia turiu. Man labiausiai masina šitas. Nes lazdai, modai nebaisiai reikalingi, rasiu kada nors. O tas, kur trap bundle, tai čia spastų keli bus variantai, bet aš jų praktiškai nenaudoju. Reiškia šitas. Ja.
Ir specialus darbas atidaryti trade road. I've got a job for you. If you like cleaning up messes. Pažiūrėsime, Great. kokį trade If you're lucky atlieka. and pull this off, I'll take care of you. Šitą aišku skrepinam. Atidarom dėžę. Porą schematikų, nu tai bus taškai. O va tas modas, tai aš jo nenaudoju, reikės parduoti. Šitą reikia išimti žibintuvėlį, nes atskirai kainuoja brangiau. Kaip ir viskas. Ne ten nuėjau. I knew you Pergi didn't dar have darbą. money the moment I laid eyes on you. Nors tiesa, darbai čia tier 1, o po to, kai su traderiu gavau užduotį, tai bus tier 2, reikės rytoj pasimti naują darbą. O kur tas kitas traderis bus? Tai pas šitą mes jau buvom. Tai net neverta važiuoti. Gerai, ką čia dar nuveiku šiandien? Tai man reikia geležies. Susirast, kur paviskas geležies. Ko man ten dar reikėjo, aš dabar nepamenu. Reikia pažiūrėti. Pažiūrim. Taip. Raktą atrasti. Dantračio reikia. Ir geležies. Tai va, geležies reikės prisikast kažkaip. Nupjaustavams tai galbūt vėl to užsidėsiu. Bent kol kas šioks toks sustiprinimas. Na va, išsipakavau viską. Važiuojam ieškoti geležies. Kiaušinių. Gėlytės irgi galima susirinkti. O čia geležies yra. Gal biškį per arti namų. Paskui į duobę krisiu. Čia gali tik važinėti žiemos bijoma kartais. Bet tą bolderį tai reikia nukast, kad neužkliūti už jo važiuojant. Ten dar kažkas mėtosi. Visas šiukšlas verta susirinkti, nes negali žinot, ką juose rasi. Daugiau geležies nesimato. Aš man rodos, ten jau biškį kasiau arčiau kelio. Ten tokia vieta, kur nelabai iškliūsi, galima ir tenai duobę daryti. Bet taip pat eini, vis kažkas užkliūna akis, tą paimt, aną paimt, tai praeina laikas. Reikia judėti jau. O čia taip iki nakties nieko nepadarysiu. Tik reikėtų dar tas mašinas apžiūrėti. Mašinos dažnai randi ką nors gero. Galima ir prabėgti tokį atstumą.
Dar taškų. 2 taškai. Verta pasigreitinti biškį. Imam šitą ir kardio. Ar geriau parkūrą? Parkūras greičių nepadidina, turbūt geriau vis dėlto kardio. Jo, kad greičiau bėgiočiau biškį. Nes jeigu reikės nuo kažko pabėgti, pravers. Ką mes čia turim? Nieko ypatingo. Daug čia pažiūrim. Višta. Pravers. Vėl raketa. Nu gal pasidėsiu dėl grožio. Šiaip į žiemos biomą lįsti vis dėlto pavojinga. Ir su geresniu lakstymu vis vien nuo tos pumos nelabai pabėgsi. Nu kas čia dabar? Tuščia. Dar čia šiukšlių truputį. Gerai. Ką čia turim? Kauliukas. Kol kas dar klijų daryti nedega, bet ilgainiui teks. Nieko labai gero. Gerai, važiuojam. O gal ne kast geležį, bet pasidaryti truputį po sugriautą biomą. Ten galima raktą rasti. Tai nereikės jo atradinėti. Raktą, aišku, gali visur rasti, bet tam biome didesnė tikimybė surasti kažką gero. Ir pavojus didesnis. Nu, pamėginam. Svarbiausia ant skorpiono neužsirauti. Važiuojame atsargiai, iš lėto. Va ir skorpionas. Jis manęs dar nepastebėjo. Galima sakyti saugu. Bet čia visi nieko nėra. Važiuojam toliau. Atsargiai. Čia irgi nieko nėra. Atrodė sveika mašina. Ir čia nieko. O čia yra. Greit pataikiau. Nagi duok ką nors gero. Nieko gero visiškai. Opa! Čia dar minų pilna. Reikia atsargiai važinėti. Jau bėga čionai zombiai. Nu ką, važiuojam toliau. Kol dar nepavijo. Taip. Kažkaip nesimato tokių mašinų, kurias būtų galima apieškoti.
kaip žemai skrenda. Svarbiausia nepuola. Dar skorpionas. Bet jis pakankamai toli. Manęs neužuos. Knygutė. Žiūrim, ką dar galim rasti. Dar skorpionas. Tas žalias pavojingesnis, man rodos. Blogiausia, kad skorpionus net nelabai nušausi iš pistoleto. Nei iš to drabašo. Su zombiu pešasi. Šitas dar ir spjaudosi rūgštim. Ypač pavojingas. Ypač pradinėme etape žaidimo. Mentas. Tikėkimės nepasiutęs. Taip vadinamas feral. Ne, čia paprastas. Nu, čia patiliukais. Bet visi nieko gero nerandu. O čia geras daiktas, kurį kada nors reikės kasti masiškai. Jeigu dagyvensim, aišku. Dar skorpionas šokinėja. Čia jų knibžda tiesiog. Ką čia dar galima apieškoti? O šiaip tai jau žiūrėk po 9. Nelabai gali čia užtrukti. Sugriautas biomas tuo ir blogai, kad čia netemsta po truputį. Čia gali naktis prisėtinti netikėtai. O aš jau užtrukti naktį visai nenorėčiau. Aišku, nebūtinai ten mane suvalgytų, bet tikimybė, kad suvalgys jau didesnė. Su mamytė neprasidėsim. Važiuojam namo geriau. Dar reikia spėti grįžti iki nakties. Čia visai nesimato, ką būtų galima dar palūtinti. Pralėkim pro mentą greičiau biškį. Visi pastebėjo. Ne, pataikiai. Opa. Gerai, kad neužvažiuoju ant lokio. Aha, nepavysi. Šiaip aš ir pėsčias nuo jo pabėgčiau turbūt. Bet su dviračiu visai lengviau. Nu taip. Nieko mes čia gero neradom. Dantračio irgi nėra. Net nežinau, ką čia dar sugalvot gero. Aišku, galima būtų pabandyti kažkokiu tai būdu atrasti šitą plieno liejimo formą. Bet ten labai daug taškų reikia, aš nemanau, kad tiek turėsiu. Netgi turint omeny visas tas knygas, kurias šiandien radom. Jeigu gerai pamenu, ten 800 taškų reikia valgę. Jau beveik naktis, per tą lietų išvis tamsu kaip naktį. Ir dangus raudonas, bet hordas dar ne šiandien bus. Kur čia pavažiuoti, aš jau pamiršau. Ne, va čia. Gerai, o ten. Ir naktis prasidėjo kaip tik. Dar meška. Aš su ja neprasidėsiu dabar. Važiuojam namo, išsipakuojam, ką čia surinkom. Ir lauksim kitos dienos, nes nelabai kas lieka.
Tai tiek šitai serijai.